Sveiki visi. Esame parvykę jau iš saulėtosios Ispanijos, iš Barcelonos, iš Salou miestelio, kuriame mes gyvenome. Ir nespėjau aš įrašyti dar keletos video epizodų, kuriuos iš tikrųjų norėjau įrašyti. Tai pateiksiu tai dabar. Tai Ispanijos kultūra yra tikrai įspūdinga ir vienas iš svarbesnių dalykų yra, kad yra žinoma jį dėl savo įvairiapusio kultūrinio paveldo, kuriam įtakos turėjo daugybė tautų ir asmenybių. Po Italijos Ispanija yra antra pagal į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktų objektų skaičių, net 40 objektų. Čia tikrai yra ką pamatyti. Mes pamatėme iš tikrųjų labai mažą dalelę viso to, ką čia galima pamatyti. Tai manau, kad jūs patys, kas jau tikrai keliaujate daug ir esate buvę pačioje Ispanijoje, tai tikrai matėte, manau, kad gal ir daugiau. Tai dar vienas faktas, kad švietimas Ispanijoje yra nemokamas ir privalomas nuo 6 iki 16 metų. Kiek aš žinau, atrodo Lietuvoje taisyklė yra ta pati. Miguelis de Cervantesas yra bene žymiausias ispanų rašytojas. Jo romanas Don Quijotas yra žymiausias kūrinys ispanų literatūroje ir vienas reikšmingiausių Europos renesanso kultūros rašytinių paminklų. Tai va, tai tiek būtų apie Ispanijos kultūrą. Sėkmės visiems ir susimatysime dar kitame video. Iki.